paruošiau jums tokį kupiną skonio, bet labai universalų patiekalą. Taigi gaminsiu jautienos tokius kukuliukus, įvyniotus į šoninę, pagrilintus, parūkytus, su barbecue padažu, kurios galima tiesiog imti su pagaliuku ir valgyti. Pradėkim. Taigi reikės 1 kilogramo maltos jautienos ir ją skaninsiu pirmiausia tokiais prieskoniais kaip svogūnas, česnakas ir imbieras. Taigi smulkiai supjaustau svogūniuką, kuo saldesnis, tuo geriau. Ir naudodamas smulkią tarką sutarkuosiu česnaką bei imbierą. Na, galima būtų ir smulkiai supjaustyti, tačiau toksai sutrintas iki košelės imbieras bei česnakas žymiai labiau paprieskonins, jeigu galima taip sakyti, paskanins pačią mėsą. Kvepia net vėjotą dieną. Na, česnakas su imbieru yra tiesiog 2 geriausi draugai, o jiems į kompaniją visą laiką ateina šviežia kalendra. Kai keliaujate į gamtą ir vežatės šviežias žoleles, būtinai jas įvyniokite į drėgną maistinį tokį popierių. Tokiu būdu žolelės nesuvys, išliks labai tokios šviežios, traškios, na, išlaikys visas gerasias savo savybės. Kalendra veikia kaip skonio stipriklis, tad nedidelis jos kiekis tikrai nepakeis ypatingai skonio, jūs jos nejausite, tačiau pagerins galutinį recepto rezultatą. Pasiemu didelį bliūdą, kuo didesnis, tuo yra patogiau išmaišyti. Dedu mėsytę. Toliau visas susmulkintas gėrybės. Taip pat 1 kiaušinuką, kaip visuomet laisvai laikomų vištų kiaušinuką. Tada tokie prieskoniai kaip garstyčios. Dižono garstyčios čia puikiai tiks, reikėtų 1 šaukšto. Ir taip pat austrių padažo. Austrių padažas tai vėlgi yra azijietiškos virtuvės toksai kaip padažėlis, kaip prieskonis. Jį galima būtų naudoti tiesiog valgant, tarkim, tą patį mėsos kukulaitį. Tačiau šiuo atveju šis padažas bus kaip prieskonis. Taigi 2 šaukštai austrių padažo. Na ir užbaigsiu džiūvėsėliais. Naudoju taip vadinamus panko džiūvėsėlius ir kam jų čia reikia. Kepimo metu mėsa paleidžia savo sultis, taip pat mes įmaišom svogūniukas, česnakėlis, garstyčios, kurios taip pat paleis sultis. Ir būdamas grilyje, gaminukas tiesiog tas sultis išleistų lauk ir tai išgaruotų. Mes nenorim, kad skonis išgaruotų, norim, kad liktų. Ir būtent džiūvėsėliai atlieka tą funkciją, kad susiurbia visą skystį, kuris nori ištekėti iš mėsytės. Taigi reikės apie 40 gramų arba tokių 3-4 šaukštų. Ir dabar viską reikia gerai išmaišyti. Taigi mėsytė paruošta, kupina skonio ir dabar reikės suformuoti. Formavimas bus toks pakankamai įdomus. Taigi imam šaukštą mėsytės, kokių 50 gramų. Susukam štai tokį bumbuliuką, o tą bumbuliuką suvyniosim į šoninę. Na, kasgi nemėgsta šoninės. Kad kepimo metu šoninė tiesiog nenukristų, reikėtų gerai vandenyje išmirkyto pagaliuko ir tiesiog persmeigiu štai taip kiaurai. Ir šoninė nenukris ir vėliau galima bus labai patogiai valgyti. Taigi taip paruošiu visą mėsytę ir keliausim toliau. Bumbuliukai paruošti, įkloti į šoninę ir pasiruošę keliauti į grilį. Grilį, kai visuomet reikia pasiruošti iš anksto, jį išvalyti, įkurti anglis. Pradžioje rūkinsime. Rūkymas vyks ne aukštesnėje nei 110 laipsnių temperatūroje ir su vyšnios
skiedromis. Vyšnios skiedros turi būti iš anksto gerai įmirkytos vandenyje tam, kad nepradėtų tiesiog degti, o palengva paleistų dūmą. Ir rūkinsime maždaug 30 minučių. Norėdamas apsaugoti savo inventorių, pasidedu ant eflektoriaus štai tokią skardelę. Viskas, kas varvės iš mėsos, varvės iš tą skardelę ir neužterš grilio. Tiesiog grožis. Tie, kas mėgsta ne tik gaminti, bet ir valgyti, čia yra tikras grožis. Na, liko dar keletas smulkių žingsnelių. Taigi taip išsirūkinusi ir jau beveik iškepusi kukulaitį įvyniotą į šoninę. Patepsiu barbekiu padažu, originalaus amerikietiško skonio barbekiu padažu, kuris puikiai tiks ne tik šiaip kaip padažas, bet ir kaip glazūra. Man barbekiu padažas labiausiai patinka naudojamas kaip glazūra, nes jo būna ne per daug, skonis ne per intensyvus ir maistą padaro dar ypatingesnį. Taigi tiesiog įsidedu į dubenėlį ir su teptuku, štai taip, tiesiog aptepu visą mėsos kukulaitį. O kad būtų dar skaniau ir traškiau, šiek tiek sezamo sėklų. Ir tą patį padarau su visa mėsyte. Kol tepiau padažu bei barščiau sezamo sėklomis, grilis truputėlį įkaito iki 150 laipsnių, to man reikia. Na, nereikėtų, kad viršytų kokių 170, nes tada barbekiu padažas pradės tiesiog degti. Jame yra šiek tiek cukraus, todėl tas cukrus pradeda karamelizuotis, pradeda degti ir atsiranda nemalonus kartu skonis. Taigi kukuliukai, bumbuliukai grįžta į bigrinę grilį ir keps apie 10 minučių, nedaugiau. Reikia, kad glazūra apdžiūtų, vos paskrustų ir galėsime ragauti. Paslapties dūmelis ir voila. Na, esu labai laimingas, ką pavyko pagaminti. Žinoma, beliko paragauti. Tiesiog nepakartojama. Mėsytė, minkštumo tiesiog tirpsta burnoje. Netgi sakyčiau, šiek tiek panašu į paštetą. Tai reiškia, kad visiškai nepasakytum, kad tai buvo kažkokia kieta jautiena. Minkštutėlė, prieskonių tiek, kiek reikia. Barbekiu padažėlis duoda savo. Na, tiesiog tobulas patiekalas ar vakarėliui, ar susitikimui su draugais, ar tiesiog pasidaryti savo šventę namuose, pavalgyti su šeima.